Tai, kad jaunimas domisi politika, tai yra didelis pasiekimas mūsų demokratinės valstybės vystymosi raidoje. Ir aktyvus jaunimas, aktyvus dalyvavimas politinėme gyvenime iš pat jaunų dienų rodo, kad bręsta tikrai gera ateities karta ir mums tikrai bus saugu perduoti valstybės vairą. Labai džiaugiuosi, kad jaunimo organizacija Darbas jau 3 metus iš eilės organizuoja Lietuvos Respublikos mokomąjį parlamentą. Aš manau, kad tai yra labai svarbus projektas visai organizacijai, ne tik organizacijai. Tokius projektus turėtų iš tikrųjų ir kitos organizacijos kopijuoti ir daryti už tai, kad kuo daugiau jaunų žmonių traukiam ir parodom, kaip veikia Seimas, tuo viskas atrodo paprasčiau. Įspūdis labai geras. Pamačiau, kad susidomėjo labai daug pėdiečių. Įdomu pasižiūrėti, kaip veikia Seime frakcijos. Įdomu buvo pabendrauti su Seimo nariais ir tikiuosi rytoj tokios pačios dienos. Nuoširdžiai džiaugiuosi, kad organizacija pasitikėjo ir šiam projektui leido pirmininkauti. Esu plenarinio posėdžio pirmininkas, kur sužiūrim, kad būtų tvarka, pristatinėjame svečius, kurių šiandien buvo labai daug ir tikrai labai smagu, kad Seimo nariai įsitraukė šitą projektą. Ir aišku, jaučiuosi kaip tikras Seimo pirmininkas, nes tokių pareigų neturiu ir nežinia, kada tokia galimybė pasitaikės. Ir man pačiam tai yra iš tikrųjų didžiulė patirtis, ne vien tik būti Seimo nario kėdėje, bet ir papirmininkauti, kad ir mokomajam Lietuvos Respublikos Seimui. Turėjome pirmiausia 80 vietų dalyviams. Jų neužteko, buvo daug prašymų dar padidinti ir visa kita, tai labai džiaugiamės, kad gerbiami Seimo nariai mus parėmė ir skyrė dar papildomų vietų, bet to ir vėl neužteko. Tai rodo, kad projektas yra didelis, sulaukęs didelio susidomėjimo ir tik augantis. Jaunas žmogus turi būti išgirstas. Turi būti išgirstas kiekvienas iš mūsų, kiekvienas turintis aiškią poziciją dėl jaunimo politikos formavimo Lietuvoje, nes tik jaunas žmogus jaučia ir supranta, kaip tai turi būti vykdoma. Kuo toliau, tuo politika yra artimesnė jaunimui ir ji yra labai atvira. Ir čia gali pasisemti tiek patirties, tiek suprasti, kaip veikia darbas iš vidaus. Netgi sužinoti įvairių subtilybių, kurių tu net nepagalvotum, kurios vyksta posėdėje. Tad tai yra išties unikalus projektas.